Ir 2018 metais, kaip tik buvo juodas mėnulis vandenį, aš pati vandenis. Ir buvo toksai labai sunkus man periodas ir tada pradėjau ieškoti atsakymų, nu tai kodėl čia kas čia. Ir kaip tik pamačiau Palmyrą ten, kaip tik darė tą metinę prognozę ir jinai paminėjo, kad va vandeniam bus sunkus laikas, bet per tą sunkų laiką ateis ir dovanas. Nu ir iš tikrųjų tada aš pradėjau daugiau gilintis į tą astrologiją ir tada jau galvoju, nu reikia kažkaip rimtesnių mokslų pasiieškoti, nes aš pradžioje nuėjau į sielos formulę mokytis ten, nu aš nežinau, gal mėnesį. Bet, nu, atrodo, nu, kas čia tas mėnesis, nu, tu gauni kažkaip bazinių žinių, bet, nu, sunku jas pritaikyti. Ir tada jau pradėjau ieškoti rimtų mokslų ir galvoju, nu, kur čia galima rimtai mokytis tokio dalyko. Ir nu, tai tada tą uraniją išmeti ir galvoju, wow, 3 metai, 2 astrologijos, psichologijos, geštaltas ir galvoju, wow. Ir tada pamačiau kainą ir galvoju, man tuo metu tai tikrai buvo ta suma, kur, nu, sunkiai aš galėjau sau leisti. Ir kai vyrui pasakiau, vyras, nu ar tu tikrai čia mokysies, nes aš prieš tai fotografiją, būsiu fotografė, paskui būsiu nagų meistrė, aš ten irgi skaičiau pinigų ir viską numečiau ir sako, ar tikrai čia nebus tas variantas. Sakau, ne, tikrai mokysies. Ir, nu, sako, nu gerai, nu bandysim kažkaip tais tos pinigus surinkti. Ir tada į antrą darbą nuėjau dirbti papildomai, susirinkau ir iš tikrųjų, kai tu turi tikslą, tai tų pinigų atsiranda, nu kažkaip tais. Ir labai džiaugiuosi, kad tada atėjau ten mokytis. Ir atsimenu, kai tą pačią pirmą paskaitą, kai mes prisistatinėjom, čia apie save pasakom, kas čia ta mum astrologija, tai dabar atsimenus prieš tos 3 metus, tai man toks jausmas ir vaizdas, kaip tie viščiukai dar tokie geltoni. Dar mažai kas turėjo tų žinių, kažkas gal buvo jau pasimokęs, bet vis tiek dar tokia kaip viščiukai ir čia kaip mama perekšlė. Vis taip labai jaukiai priėmėte tos mokslos. Ir tas kelias, tie 3 metai, nu iš tikrųjų, tai iš tų viščiukų jau dabar mes kaip tie paukštukai iš lizdų jau galim po truputėlį skristi, tos savo sparnus kleisti ir labai džiaugiuosi, kad nemažai iš mūsų, kas jau rimtai to užsiema, kažkas dar tik tai pradeda, bet vis tiek mes tų žinių turim ir kažkas tai veikloj pritaikys, kažkas savo asmeniškai, asmeniniam kažkokiam naudom. Tai labai džiaugiuosi ir tie 3 metai tai tikrai man buvo didžiulis atradimas ir turbūt pati geriausia investicija, kokia tik begalėjo būti, nes tikrai labai keičiausi, labai augau, atėjau tokia ir nedrasi, ir nežinojau, ko tikėtis, ir labai daug buvo vidinių baimių, bet vienintelis dalykas, ką aš žinojau, kad aš labai noriu kažką keisti savo gyvenime. Ir labai mane traukė psichologija ir astrologija, nes šiokių tokių pradmenų turėjau, susipažinusi buvau, bet jaučiau širdim, kad čia yra tikrai daug gilesnių dalykų, daug įdomesnių. Ir atradau uraniją ir atėjau pas Violetą mokintis. Labai ačiū visų pirma mokytojams, Violetai ir Richardui. Astroterapija tai kažkas yra wow, man tai dar yra toks, ir turbūt Viktorija minėjo, kad po konsultacijos visada norėdavos kažkokio užbaigtumo ir dabar jau toks, jau dabar užbaigtumas yra. Ir prisipažinsiu, aš turėjau pirmą astroterapiją, jau visiškai žmogui savo buvusiam klientui paskyriau astroterapiją. Jūs neįsivaizduojate, kaip aš jaudinaus. Aš vaikščiau namie prieš tą konsultaciją, taip, aš galvoju, gal man kokių valerijų, aš nežinau, o ką dabar reikia sakyti, visus užrašus. Man toks buvo jaudulys, kur atrodo tą žmogų, aš pažįstu, eidavo konsultuotis tų prognozių, ten metų prognozių atrodo, ir kai reikėdavo pasakyti tą, kad astroterapija, nes ten su santykiais reikėjo. Aš nežinau, ten tos 3 valandos man buvo kažkas, man buvo labai sunku, aišku, pradėti ir galvoju, ką dabar paklausti, bet viskas paskui labai natūraliai, bet ką man šita terapija davė, aš pamačiau žmogų kitom akim, kai jis ateidavo pas astrologą, jis pasakodavo išpranašauk, pažiūrėk, kada ten meilė man ateis, o gal ten dabar man suderinamumą. Bet kai pradėjo žmogus pats iš savęs kalbėti ir tos visus pūlinius traukti, ir ten ir pykčio buvo,
Pasakė, ką mes čia kalbam, aš nesuprantu, tu man geriau pasakyk, kada čia koks geras tranzitas, nes žmogus apie save pradėjo kalbėti ir jam tie klausimai tokie nemalonus. Ir man sunkiausia buvo kad grįžkim. Tu dabar pasakai tai, grįžkim prie tos situacijos, žmogus nenori apie tai kalbėti. Tai man kažkaip tai tikrai energetiškai buvo labai sunku ir psichologiškai sunku, galvoju, o gal čia perspaudu šiek tiek, o gal reikėtų. Bet kai po to gavau žinutę po 2 dienų, kad ačiū, tai buvo stipru ir sako, iki šiol dar valausi ten kažką savo, tai supratau, kad jo. Bet supratau ir vieną dalyką, kad dar ir pačiai reikėtų praeiti tą terapiją, kad tą tokį vidinį stuburą turėtum ir kažkaip tai nesudvėjotum tam tikrais momentais, ar tu jau gali klausti kažkokio klausimą daugiau. Ir aš tai iš vis, kai prisimenu tą savo kelią, tai aš visada visom širdim ir visom mintim visada siunčiu Violetai Richardui geriausius linkėjimus. Suvokdamos, kokį mes gėrį gavom per tos 3 metus. Tai iš tikrųjų neišpasakyta tokie emocinė didžiulis katika aukso. Nes pavyzdžiui, man ne vien tik tas žinios, kaip aš jau daug kartų sakiau, pasiskaityti gali iš tikrųjų. Esmė yra tas santykis su mokytoju. Pavyzdžiui, Violeta, aš tikrai dievinu tiesiog. Nes gauni tiek to pozityvumo ir tokio kažkokio tokio užsukimo. Aš išeinu tai kaip išgėrus 10 puodelių kavos po paskaitos visada. Tikrai. Aišku, paskui viskas tuk, neina ir jau reikia su savim dirbti, bet jau nebe kaip tau, Jolanta. Pasižadėjimai kažkaip galvoja, bus gerai taip. Tai va. O kitas tas dalykas yra ta sinergija tarp viso mūsų to kolektyvo. Aš kai pagalvoju, iš tikrųjų, aš tai galvoju didžiulę pamoką. O čia va toks kaip mikroklimatas, toks kaip šiltadaržis kažkoks susikūrė, kur ateina žmonės siekdami to vieno tikslo. Ir aš dabar prie tos antros minties grįžtu, kad ne tik mokytojas, bet ir tas visas mūsų tas ratas. Aš atsimenu, kai kuri nors paprasižioja ir taip, man toks jausmas, kad skleidžia, kaip kokia gėlė. Ir tu pamatai, o Dieve mano, kokia faina asmenybė. Iš tikrųjų tiesiog iki ašarų. Ir paskui galvoju, kokia laimė, reiškia, jeigu aš jau jo sutikau, tai reiškia, ir aš kažkokią tai pamoką jau išmokau, jau pasidariau. Tai va, man šitas toks atradimas labai didelis. O čia tiesiog 100% ta tokia dvasinė, tokia energija, tokia graži. Tai man tas labai didelis, toksai dovana pavadinčiau, tiesiog dovana likimo. Bet iš tikrųjų tai norėtųsi labai, nes tai yra nepaprastai geras dalykas, galintis padėti daugybei žmonių. Ir dabar mes visos esam su visiškai aiškia misija, vienas jau daro konkrečiai, kitos gal prisijungs, kitos galbūt šeimoje tik tai paskleis, bet tikrai turime tą duoti, nes žmonėm ta davimas yra pats didžiausias gėris, ne ką pats gauni. Tai bet ir tu, Jolanta, irgi pasakė, aš norėjau savo, bet va matau, kad šeimai reikia. Tai čia nieko nepasakau naujo, sakydama, kad duoti yra daug didesnis kaifas, negu kad pačiam gauti. Tai va, tai žodžiu, aš noriu pasakyti, užmiršau. Tai va, žodžiu, labai visom ačiū, buvo labai įdomu su visom susipažinti. Iš kiekvienos gavau labai daug, tikrai labai daug. Ir tikrai per 3 metus, dabar pagalvojau, per 3 metus gavau iš šitos grupės daugiau negu iš 14 metų dirbdama kokiam Liuksemburge. Fantastika, tikrai kaip pagalvoju. Tikrai. Tai va, linkiu visokiojopos sėkmės ir esu tikra, kad visos išeis į jai skirtą aukštumą. Tai kai pradėjom analizuoti tos natalinius ir matau juodas mėnulis liūtė, pirmam būst ir galvoju, va, čia toks mano atsakymas buvo iš kur tas nepasitikėjimas, žema savivertė. Ir galvoju, kaip čia su tuo juodu mėnuliu dabar, kaip čia man jį pradirbti ir toks. Ir tik tais gal antram kurse aš išgirdau, nežinau, gal ir pirmam buvo paminėta, bet aš tik antram kurse išgirdau, kad ten, kur juodas mėnulis, ten žmogaus didžiausi talentai. Ir man tada taip klinkšti visai kitą pusę persverti, kad taigi blemba, aš galiu čia panaudoti kaip talentą savo kažkokį. Ir tada visai kitaip pažiūrėjau tą juodą mėnuliuką ir jisai va taip man pradėjo prasidirbinėti. Ir tada, kai irgi sakoma, kad ten, kur tavo didžiausios baimės, už jų slypi tavo didžiausios dovanos. Tai galvoju, tai žema savivertė, viešo kalbėjimo baimė, apskritai viešumo baimė, tai ką man reikia daryti? Tai reikia eiti į ten. Kaip kitaip aš pradirbsiu, jeigu neįsiu į tas baimės. Ir iš tikrųjų, tada ir ta kosmonautės dienoraštis atsirado postai ir taip toliau, ir tada dovanos tiesiog pradėjo eiti. Tai labai džiaugiuosi, kad jisai man tas juodas mėnuliukas va taip kažkaip
prasidirbinėja. Ir apskritai, pasižiūrint į tą 3 metų kelią, tai čia yra wow, kiek visko. Nu, turbūt mes visos daug gavom, bet aš asmeniškai apie save galiu pasakyti, kad čia man buvo milžiniški turtai, nes kaip prisimenu save prieš tos 3 metus ir dabar, tai tas skirtumas labai didžiulis ir labai dėkui Jums, Violeta, ir Jums, Richardai, už tas žinias, už paskaitas, už diskusijas. Ir galvoju, kad mums tikrai reikėtų dar vienos stovyklos, jeigu darysit 1 ar 2 kursui, nes aš atsimenu, kai buvo ta stovykla, tai ten buvo ir iš kitų kursų merginos, tai labai tikiuosi, kad gal sugalvosit ir vėl ir mus prijungsit prie kažkurio kurso, nes iš tikrųjų tas ryšys susikuria labai tvirtas, fainas ir tada tikrai, kai daugiau dienų pabūnam kartu, galim pajausti tą žmogaus energiją, apie ką jis ir apskritai, kai čia buvo vis tiek terapinė ta stovykla ir merginos tiek daug pasidalino ir atsivėrė, tai iš tikrųjų man Milano fenomenas kažkoks buvo toj stovyklai visai kitaip. Nes aš kaip prisimenu savo tą gyvenimą Klaipėdoje, kai gyvenau ir apskritai kaip ta astrologija atėjo ir Violetos pirmą pasakyta frazė, kai mano horoskopą pamatė, sakau, neatidirbta karma tavo. Sakau, kodėl mane tiek traukia daug metų ta astrologija. Ir kai atsimenu, reikėjo priimti sprendimą staigiai, netikėtai. Man tai iš vis kažkas tada buvo wow. Gal Violeta, tu pati neprisimeni, kad nors sakai prognostika, atrodo čia astrologija, nieko tokio, ir kai darė mano metų soliarą, kai aš Klaipėdoje gyvenau, buvau ką tik ištekėjus. Ir net nebūčiau pagalvojęs, kad gyvenimas taip susiklostys, o Vilniaus aš nekenčiu. Man Vilnius buvo baisiausias miestas pasaulyje. Ir atsimenu, darom soliarą, birželio mėnesį, Violeta sako, persikraustimas, Dovilės laukia šitais metais darbo pakeitimai, buvo nieko panašaus. Ir iš tikrųjų, jeigu ne tada Violeta, jeigu ne mano priimtas sprendimas ir Violetos, tas toks pasakymas, kad nebijok, eik, viskas, ten tavo sėkmė. Mano gyvenimas kardinaliai pasikeitė, bet jis yra toks nuostabus. Aš kaip palyginu jį, koks jis buvo Klaipėdoje ir kaip aš gyvenu Vilniui, kai man ir vaikai atėjo, ir mano vyras nuostabus, ir ta pati antra santuoka, viskas, ir ta pati astrologija, atrodo, taip pradėjo tiesiog viskas, bėgte eiti, nes Klaipėdoje kažkoks stabdis buvo. Ir tie mokslai kažkaip ir tos žinios, ir ta pati astrologija, ir aš kiekvieną kartą kažkaip vis atsiversdavau tą astrologinį žemėlapį ir man kažkaip atrodydavo tos planetos galvoj pradėdavo suktis ir galvoju, čia mano kelias. Nors irgi daug metų su parodom pradirbau tokį organizacinį darbą ir labai gerai jausdavus. Ir man tos scenos iš tikrųjų labai reikėdavo, nors atrodo, į tą temą paskui apie juodą mėnulį galėsim pakalbėti, kaip čia apie tos demoniukus šiek tiek, kaip juodas mėnulis, kaip į priešingą pusę paskui veda. Ir aš kažkaip galvoju, nesąmonė, kad čia per astrologiją aš galiu pažaisti, bet kai šiai dienai aš priėmiau sprendimus visiškai išeiti ten, kur man nebėra gerai, kur aš nebeaugu, kur daug yra ir to apsimestinio tokio kažkokio tai gyvenimo, ir kai išėjau visiškai astrologiją, dabar astroterapija, tai aš neprisimenu, kad aš buvau tokia laiminga. Man tiesiog kažkoks, ir aš taip visada pagalvoju, kaip smagu rasti tokį mokytoją, bet čia turbūt irgi yra didžiausia gyvenimo dovana rasti tinkamą mokytoją. Vieniem būna tėvai, kitiem broliai, seserys, draugai, bet atrasti visiškai svetimus žmonės, kurie tau gyvenime tiesiog svetimi, bet jie tau taip pakoreguoja gyvenimą ir jis tiesiog tampa tavo laimės šaltinis. Ir kaip Gailė pasakė, kaip mes čia pakliuvom ar ne į šitą grupę, tai aš manau, kad tikrai mokytojas ir pritraukia žmonės, kurie ir yra kitokie, nes nuo mokytojo priklauso. Ir jeigu Violeta būtų kitokiom energijom, tai gal ir mes čia tokie susirinktumėm, kai yra tų mokytojų visokių ir ten tose grupėse, kas vyksta. Tai aš manau, kad čia ta energetika tokia ir yra tų žmonių. Ir gal man tas labiausiai patinka jokiais, kad tikrai Violeta nėra tiek nupušus ir nuplaukusi dausas, kaip aš sakau, kad žemėje reikia subalansuoti ir tą dvasingumą, ir tą materiją, ir ten nedaug dievė ten nusikeiksi, nedaug dievė čia vyno išgersi, atrodo visi turim tokie būti švarus, bet tai yra gyvenimas. Kartais ir nusikeikiam, kartais ir mums bloga, kartais mes ir supykstam, kartais kažką ir pasiunčiam, tai yra normalu ir tai yra labai gyvenimiška. Aš kiek prisimenu, tu jau antram kursui ar po antro kurso jau tu pradėjai dirbti. Jau pas tave buvo klientų ratas, ane? Kažkaip labai lengvai pas tave pradėjo eiti žmonės, tu... Taip, iš tikrųjų, kaip aš ir dabar daugam sakau, kad kai tu pradedi galvoti, pirmiausia, visata padeda turbūt, atsiranda tam tikri žmonės, atsirado tiesiog moteris, kuri manęs pati paprašė jai paruošti, nors aš dar nebuvau niekam darius.
Jinai mane tikrai to žodžio prasme prispaudė ir sako, nu vat pabandyk. Ir aš pabandžiau ir padariau, ir pinigėlių dar gavau, ir daugiau netgi negu prašiau, nes jinai man davė kaip ir arbatpinigių, tokį kaip paskatinimą. Ir iš tikrųjų tas žmogus buvo tas, kuris mane įstūmė į tą vat daryti. Jinai sako, tu gali, čia tau skirta. Ir ta prasme, tas jos vat įkvėpimas toksai, nors aš jos praktiškai visiškai nepažinojau. Mes susipažinom per vieną tokią veiklą, tiesiog išsitariau, kad mokaus astrologijos ir jinai sako, vat padaryk man, aš noriu. Aš sakau, kad aš dar nelabai moku, bet padaryk. Na ir žodžiu, ir va taip po truputį tada jinai man draugę savo pakvietė ir taip pat po truputį, draugė, žodžiu, ratas pradėjo suktis. Ir aš tada jau pradėjau drąsiau, jau vis keitėsi ir vat ta pati mano pažįstama, jinai darė pas mane horoskopą 1 metais, paskiau 2 metais ir jinai man sako, tais 1 metais, sako, tu buvai, kokia 4, 5, sako, dabar tai kaip 12. Tai žodžiu, kad pati supratau, kad tos žinios tikrai jos auga ir labai gerai, kad pradėjau jas taikyti, nes jeigu nieko nebūčiau darius, tai tiesiog kaupčiau kažkur, o kaip jas panaudot būčiau nesupratus. Ir kaip gera, kad tu gavai tokį grįžtamą ryšį, ne? Tokį palaikantį. Tai yra labai labai svarbu iš tikrųjų tie pirmieji klientai, kaip ir pirmos meilės turbūt, ne, kaip yra svarbu, ką tu gauni. Jeigu pasitiki tavim, patiki žmogus, tu pats jautiesi labai įkvėptas, kai gauni tą grįžtamą ryšį, ne, kad taip tu. Ir svarbiausia neišsigąsti, nes tikrai labai baisu, atsimenu, rankos dreba, kojos dreba ir bijau nusikalbėti. Ir aš buvau viską aprašius ir atsimenu, aš jai pasakoju ir man atrodo, tai, ką aš jai noriu pasakyti, man atrodo, su ja, ką aš matau, nesuderinama, o pasirodo iš tikrųjų viskas teisybė, tik tai tas, kaip sakyt, gražus fasadas, o žmogaus gyvenime visko ten vyksta. Tai vat labai buvo ir toks pačiai supratimas, tikrai veikia. Ir va taip po truputį ir įsisukau į visą šitą reikalą. Puikiai. Nes kai tu darai horoskopo tranzitą, tai žmogus tavęs ateina, jis tavęs klauso liktai, o terapija nepatinka žmonėm labai apie save kalbėti. Ir taip tie klausimai kažkokie pasikartojantis, ir ypatingai ten santykių, ten vyras 3 santuokos ir aš vis taip gražinu. Sakau, primink, kelinta tau tai santuoka. 3, koks skirtumas, kad 3, tai tos moteris yra blogos. Sakau, grįžkim į 1 santuoką ir žmogus tiesiog pyksta. Ir visos ten žmonos blogos, ta bloga. Ir sakau dar kartą, kelintoj tu santuokais ir žmogus 3, aš jau ir ruošęs ten vos ne 4, 3 santuokas. Ir pats žmogus išgirdo, kad tai yra tikrai daug ir jau kažkas jau galbūt nesu to moterimi yra blogai. Bet tikrai buvo man pačiai taip sudėtinga, aš išėjau, paskui galvoju, yra reikalų. Tai vat kaip ir Milanas, kaip reikia praeiti. Nežinai, nuo ko pradėti. Ir aš tą žinau, ką čia dabar trauk, kokį įrankį, ką pasiemausti jo. Ir pasiėmiau ten tą papkę ir pačiai iš savęs juokasi, taip įsivaizduoju, sėdžiu su tą papkę ir kažką rašau. Ir neparašau normaliai, ten tas žmogus kalba, aš nespėjau rašyti, kaip prisimink, ten kažką simbolį kažkokį rašau ir paskui pačiai taip iš savęs juokas pradėjo imti, bet kad taip pat natūraliai kažkaip taip stipriai, tai dar tikrai reikia. Tai žodžiu, išsimaudžiau. Šaunuolė. Man buvo labai gera tave mokinti, turėjau tokią šaunę studentę, kuri tikrai ir puikiai suvokia ir labai pozityviai, tu labai taip pozityviai viską žiūrėjai, nebijodama ieškoti, analizuoti, klausinėti, kad kaip tu dabar galėtum pasakyti, 3 metai praėjo nemokslo, ar tai buvo sudėtinga mokintis ar ne? Nes kiti kurie ateina mokytis, arba kiti, kurie dar galvoja, kad ateis mokintis, jie dažnai manęs ir paklausia, arba mano seni klientai, kurie norėtų ateiti, sako, oi, čia tiek taip sudėtingai, taip sunku suprasti. Net ir kolegės, psichologai, kurie sako, o Dieve, čia taip sudėtinga, kaip čia suprasti visus tos vingius. Kaip tau dabar atrodo? Aš nepasakyčiau, kad yra labai lengva, tikrai reikia įdėti pastangų. Bet tikrai tai nėra kažkokia aukštoji matematika. Viskas priklauso nuo to, kiek mes įdėsim darbo.
Ir aišku, tikrai yra labai daug medžiagos, labai daug skaityti. Tai tikrai dar prisipažinsiu, kad tikrai ir visų knygų neperskaičiau sąrašą, kurį gavau. Ir ta prasme, Čia psichologinių tuo, ne? taip, visų psichologinių Taip. ir tų pačių net astrologinių, kur tos buvo rusiškai, nes vis tiek yra sunkiau. Bet viskas yra išsaugota ir ta prasme tikrai būna, kad pasižiūriu, pasiešku, esu pasižymėjus kur kas, jeigu noris tos daugiau informacijos. Bet pastangų reikia, bet aš nemanau, kad tai yra neįkandama. Ir plus yra labai patogus grafikas, nes tu tikrai turi laiko pasiruošti. Kas antrą savaitę mes susitikdavom, tikrai turėdavom laiko pasiruošti, paanalizuoti, panagrinėti. Ir reikia suprasti, kad ką tu iš to nori gauti. Jeigu tu tik dėl savęs, tai gal tada mažiau reikia stengtis, bet jeigu tu planuoji kažką iš to daryti ir ta prasme turėti kaip darbą, tai tada jau aišku, reikia įdėti ir pastangų daugiau. Man tai keista girdėti, kad tu ten nervinės. Man atrodo, kad taip natūraliai viskas tik šuk turėtų eiti, nes tikrai labai turi daug žinių ir gebėjimus ir tiesiog tau duota ir verbalizuota gerai esi. Man atrodo, turėtų kaip ir sviestą. Nes, kai tu kažkaip tai įsivaizduoji, kad tu jau čia kažką išmokai ir taikyti žmogui, nes pagrindinis dalykas tai yra, tu prisiemi atsakomybę. Ir aš galvoju, tas žmogus sėdi pas tave ir jam kiekvienas tavo žodis yra labai svarbus ir tu turi tokią atsakomybę prisimti, kaip jis tą žodį reagos. Negali šnekėti kažko beleko, kažkaip tai vis tiek jauti. Lina, kaip tu manai, ar galima iš to pragyventi? Labai daug kas užduoda man tą klausimą, kad norėčiau ateiti, bet aš dabar turiu susikūrę savo darbo vietą gerą ir ar verta 3 metai mokintis, ar aš iš to pragyvensiu. Kaip tu jau uždirbi, tu jau dirbi. Aš taip pasakysiu. Pirmiausia, turbūt niekada nereikia bijoti, nes dažniausiai mūsų baimės, įsitikinimai, nuostatos trukdo mums daryti kažkokius tai dalykus. Kol kas aš dar dirbu per 2 darbus, bet jau planuoju išeiti iš savo pagrindinio darbo. Ir šiaip dabar užsidirbu papildomai, tai jeigu įdomu, tarkim, 3 metai mokslų man jau realiai šeimos biudžeto nekainavo, aš užsidirbau grinai iš astrologijos. Ir tikrai ir knygos, ir ten paskiau papildomų kursų visokių pirkau jau grinai iš savo uždirbtų pinigų. Šauniai. Kai jau aš išeisiu pilnai dirbti tik ant astrologijos terapijų, aš manau, kad tikrai įmanoma pragyventi, todėl kad bus visiškai kitas laikas. Dabar aš dirbu tik po darbo valandų, o kai aš galėsiu skirti tam visą savo laiką, visą energiją, tai aš manau, kad ir tie finansai visiškai kitaip tada ateina. Puikiai. Dabar tu gali palyginti astrologiją, ir tas 3 kursas psichoterapinis toksai ir grupinės psichoterapijos. Ar to reikia? Nes kiti sako, o kam dar jūs prijungiat psichologiją? Tai astrologija yra aišku, koks čia dabar tas miksas? Kaip tu dabar pati manai? Pirmiausia, aš dėl to ir atėjau, kad paskaičiau, kad bus astrologija ir psichologija. Nes šiek tiek paragavau savanorystėj tų psichologinių žinių ir man labai patraukė tas. Ir kadangi pamačiau, kad čia bus ir astrologija, ir psichologija, ir kai pradėjau mokytis, aš supratau, kad tai yra taip stipriai tarpusavyje susiję, kad iš tikrųjų vienas be kito, aš manau, net negali būti. Ir galbūt su laiku tikiu, kad taip ir bus, kad psichologai irgi naudosis astrologiniam žiniom. Tik tai labai gaila, kad anksčiau turbūt jinai nebuvo tokia, kaip pasakyti, gal nepopuliari ir labai, sakyčiau, nuvalkiota ir sukomercinta. Tai dėl to žmonės įsivaizduoja, kad astrologija tai yra tas laikraštė 12 zodiako ženklų. Jautė savinas, kad jie tokie ir viskas. Visiškai ne apie tai ir aš savo klientam visada pravedu dar pradžioj pamokėlę, kad tai yra daug giliau, daug prasmingiau ir kad tikrai labai siejasi su psichologija. Ir tos žinios, psichoterapinės, tos grupinės terapijos, pirmiausia, mum pačiom, manau, visom padėjo labai save paanalizuoti, grupėje tą energiją pajausti, viena kitai rezonuot, kas kam, kaip sakyt, ta energija vis tiek veikia. Tai tikrai verta labai. Tai neatsiejama tarpusavyje. Ačiū tau labai. Ačiū tau, Violeta.